Labas rytas, pirmoji kelionės diena. Ejo, konius paparčia. Sveiki. Bandysim kirsti Lietuvos sieną su Lenkija ir tada važiuoti iki Lenkijos kito galo, link Kroatijos. Sustojimas degaliniai. Važiuojam su Sabu 9-3. Ugne, tenai mašinai. Žinokit, ką turim pasakyti, Ugne nemegojus nei kiek, ta prasme. Jinai Valorantą žaidė. Tai aš nežinau, kaip pailsėjimas 100% tiesiog. Mes po 2 valandas miegojusios Nojus 3 ir važiuojam iki Kroatijos, iki Lenkijos galo, pirmiau Lenkijos. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Bet kol kas nuotaikos geros. Labai geros nuotaikos, pasipuošę, pasikūrę. O dabar einam valgyti. Einam gert kavos, einam valgyti. Very nice. Very nice. Coffee for the morning. Very nice. Labai smagu vairuoti, pasaka, vaizdas, nerealu. Kelionės pirmasis maistas. Look at that. Čia čiu. Aš čia galvoju, oh my god. Žiauriai, rūs. Labai smagu. Austėja, kaip jaučiamės? Labai gerai. Labai laukiu, nekantrauju, kol sustosim pagaliau. Bet gerai, Labai gerai. Važiuoju. Kaip jūs jaučiatės? Turistai. Patinka,
Pasiruošę haikį. Sakė, Bakūras patinka kartos. Gerai, labai gerai. Labą dieną. Miestiečiai tie kaimų pasigražėti. Miestiečiai. O, kaimas turi plytelę. Jau geriau net Tai va, atvažiavom į mažą Lenkijos miestelį. Tikslaus pavadinimo tikrai nepasakysiu. Nu, jūs gal ant ekranų žiūrės, nežinau. Bet atvažiavom ir einam ieškoti parduotuvės, nes norisi atsigert nusipirkti kažkokius sneko. Ir šiaip pavargom, tai reikia prasivaikščiot. Sakom, einam. Čia gal gaunasi 100 metrų. Bet aš jau pavargau, nes visą kelią tiesiog sėdėjom. Čia šiek tiek yra daug. Kaip nuotaikos? Labai geras, Labai pasiruošusias viskam jau. Trečias energetinis eina šiandien. Nu, šaunuolė. Labai gerai. Tu nuėjau Labai gerai. Smagu. pasnaudę valandą, kol aš vairavau. Tai Pusvalanduką. pusvalanduką. Tai viskas kaip ir gerai. Koniec. Koniec dabar. Конец, представляемся. Ne, konец. Конец, представляемся. Konец. Это конец. Linėja maistu. Nuotaikos nekokios. Kodėl nekokios? Geras tas nuotaikas. Ėjom iki parduotuvės, pasirodo, ta parduotuvė bankrutavus. Nebėra jos. Lenkijos kronikos. Tai einam iki degalinės, kur mašiną pastatėm. Ir Ieškosim kitą miestelę. ieškosim kitą miestelę, jo, kur kažką nusipirk pasnekint. Pas baba Jagą. Ir tęsim savo kelionę. Lenkiją atpažinsiu tik iš smarvės. Čia mūsų parduotuvė. Va, gali būt, bet čia va mūsų parduotuvė tiesiog. Gal kažkas sujudėjo žemai. Nereikia. Tai va, nuotaikos tokios. Važiuojam tik į priekį. Čia yra M2, o ne M3. M2 rašo. Graži. Man tai nelabai Šitas tai gražus. Toma. Kindausas karas. Kur mes einam? į parduotuvę. Ką veiksim? Veiksim, pirksim, atsigerti, pažiūrėsim. Jo, Desperado kiek kainuoja. Ai. Nu, Mūsų yra misija, jo, atsirado. 11. Atsirado misija. Jo, misija, visos kelionės. Kažkas kvetkus? Kvietkų? Kvetama. Kelyčių valandų automatams kvietkų. Mylyts. Jeigu susipyksti, reikia sustaikyti. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. So just lay down beside me, give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Don't get caught up in your feelings, just feel them. It's okay if you wanna cry. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. So just lay down
Atvažiavome prie savo vietos. Turim tokius apartamentus. Visas mūsų. Visas mūsų, jo. Tikrai Visas mūsų. Tikrai visas. Jo, tai kelionė buvo gan ilga. Turėjom būti čionai 3 valandom anksčiau, bet keliai visi tvarkomi, daromi ir jo, šiek tiek užtrukom. Tai dabar susinešim visus daiktus ir ruošimės keliauti į kalnus, į nacionalinį parką. Ir čionai yra pilna kotukų. Polski kotik. Polski dog. Į sviniukų. Tad šiuo metu esam Poronin mieste, kaimelyje ir esam netoli Slovakijos sienos. Tai iki Slovakijos mums nebedaug yra likę, bet šiąnakt liekam čia. Dar keliaujam į nacionalinį parką pasivaikščiot. Nežinau, kaip ten seksis. Pamatysim, bet tikimės viskas bus gerai. Tad štai mūsų apartamentai. Čia yra lova. Viską. Čia turim jau vieną virusą, dar nepradėjom keliauti. Dar nėjom. Žodžiu, čia bus smagu su ją. Tada čia turim vonę, dušą, tualetą, viskas. Gucci. Ir tada išeini į balkoną. Štai toks vaizdas. Nerealus vaizdas. Tiesiog wow. Svajonė. Čia apžvalgos aikštelė. Tai va, atvykome į Tatrą nacionalinį parką ir esam susiruošę bandyti keliauti 9,5 kilometrų. Į viršų ir žemyn. 18 šis, let's go. Žymiai per vėlai atvykom. Taip gavosi, kad rašė, kad užsidaro 8. Ir mes atvažiavom, kiek čia valandų? Pusė 7. 1,5 valandos prieš uždarimą. Ja. Ir mes galvojam, kad mes tikrai spėsim apeiti iki 6 valandas, tai buvo pirminio atgal vaikščioti. Greitai. Deja, jau užsidarė ir mes sutikom lietuvius, kurie mums pasakė, kad nelabai apsimoka eiti jau, nes ir sunkus kelias, ilgas labai. Tai mes tiesiog einam dabar 45 minutės, kad kažkur nueiti, kažką padaryti tiesiog. Kad nebūtų veltui atvažiuota. Sumokėjom už bilietus, niekas tų bilietų nenuskaitė net. Tai už parkingą bent jau susimokėjom. Lietuvių, sakiau, sutikom ir davė žemėlapį savo, nes mes nieko neturim. Nieko. Nes viską galvojom, čia rasim, nes iki 8 dirba, nieko nėra. Tai va taip, va. Bet nieko, žinai, gyveni ir mokais, kaip sakoma, reikia viską išbandyti, reikia viską patirti. Žiūrėkit. Tiesiog labai pikta, labai liūdna, kai rašo internete, kad viskas dirba iki 8, viskas bus atidaryta, tu atvažiuoji 1,5 valandos prieš uždarimą ir tau tiesiog nieko nėra. Vapšiai nieko nėra. Jokios informacinės, nieko. Vapšiai. Amazing. Ja. Rekomenduočiau, tikrai. Atvažiuoti ryte. Jo. Anksti ryte. Anksti ryte. Nusipirk bilietus internetu. Ir atvažiuoti anksti ryte. Ir tada keliauti. Ja, vaikščiot. Tai va. Mokykitės iš mūsų klaidų. Ja. Dabar gražiekitės vaizdais.
Tai va.